Sveiki, jūs žiūrite Šiaulių universiteto laidą. Su jumis Neringa ir aš, Agnė. Mes mokomės socialinės gerovės ir negalios studijų fakultete. Šiais metais mes švenčiame specialiosios pedagogikos 50-metį. Ta proga kviečiame apsilankyti mūsų fakultete. – 1960 metais Šiaulių pedagoginiame institute pradėti rengti specialieji pedagogai. Kurti šią specialybę buvo pakviestas Maskvoje psichologijos studijas baigęs Vytautas Karvelis. Naujai specialybei trūko visko – dėstytojų, literatūros, mokymo bazės, bet netrūko entuziazmo. O kažkaip Dievas davė, kad labai gerai sekasi. Mes radom bendrą kalbą su švietimo ministerija. Tuo metu atvažiavo ir, dabar galite jūs išimti, galite neišimti, bet aš tai sakau, kaip yra. Padėjo Maskva, padėjo Leningradas. Aš turiu minty mokslininkai, o ne partiniai. Tarp kitų nuostabų studentai buvo. Aš neatsidžiaugiau. Aš nemačiau tuo metu, nežinau, man atrodo, kad vienas už kitą geresnė. Dar reikia pasakyti, kad 68 metais buvo nutarta įkurti defektologijos katedrą. Defektologijos katedra, psichologijos defektologijos katedra reorganizuojama į dvi katedras. Psichologijos katedrai palieka vadovauti vėliau tapęs profesoriumi Jacikevičius, o defektologijos arba specialiosios pedagogikos dabartiniais terminais patikė vadovavimą man. 75 metais 7 ar 8 žmonės jau gynė mūsų buvę studentai, mūsų dėstytojai disertacijas. Tuo metu disertaciją apsigynė ir Jonas Ambrukaitis, tapęs pirmuoju 1975-aisiais įkurto defektologijos fakulteto dekanu. Jis fakultetui vadovavo daugiau kaip 20 metų. Be abejonės galima iš vienos pusės laikyti tokio gero augimo ir sakykime, klestėjimo galbūt nepasakyčiau, bet tokio, sakykime, normalaus funkcionavimo laikotarpio. Nes mūsų fakultetas vis dėlto, lyginant su kitais fakultetais, tuo metu mūsų institute buvusiais, visą laiką turėdavo tokias pirmaujančias pozicijas ir pagal studentų pažangumą, ir pagal dėstytojų mokslinę veiklą. Daug buvo tokių rodiklių, kurie taip mus visą laiką išvesdavo į priekį. Mano darbo pradžia fakultete 1975 metai ir kaip tik mano darbo pradžia sutampa su fakulteto įkūrimu. Ką aš, sakykime, prisimenu ir kas manau yra svarbu, kalbant apie mano kolegas, kuriuo aš turiu ir vyresnių, ir jaunesnių, tai labai atsakingas, labai rimtas, labai garbingas požiūris į darbą, tarkim, vyresnių kolegų mano. Ir tai yra tikrai gražus pavyzdys mūsų, sakykime, jauniems kolegoms. Ir visada džiaugiuosi ir visada savo ir kitiems sakau, kad tas derinys dėstytojų, vyresnių dėstytojų ir jaunesnių dėstytojų, kurie dirba mūsų fakultete, tai yra labai gražus derinys. Mūsų jauni dėstytojai yra labai išmintingi, labai profesionalūs, o vyresniai dėstytojai irgi yra labai jaunatviški, atviri naujovėms ir būtent tai yra viena iš mūsų fakulteto gal stipresnių, sakykime, savybių. Jeigu kalbėtume apie studentus, apie studijas, tai vis dėlto man išlikęs turbūt pats maloniausias toks prisiminimas iš to darbo, iš to dekano pareigose buvusio laikotarpio. Tai vis dėlto pakankamai geri studentai mūsų buvo. Būdavo konkursai net 4 į vieną vietą. Specialybė prestižinė buvo. Iš mūsų tuo fakulteto žmonių, kadangi ateidavo geri mokiniai buvę,
Tai išaugo labai didelis skaičius mokslininkų ir pakankamai žinomų žmonių. Sakykime, čia truputį iš jaunesnės kartos, sakykime, profesorius Jonas Ruškus dirba Vytauto didžiojo universiteto studijų prorektoriumi. Profesorė Leta Dromantinė dirba Romerio universiteto dekane. Mūsų fakulteto auklėtinė Liuda Radzevičienė profesorė. Kiek docentų, daktarų puikių. Profesorius Gudonis išėjęs į plačius vandenis, jis taip jau žinomas, sakykime, ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu tokiu mastu. Ne veltui yra, sakykime, užsienio 2 akademijų narys, profesorius, habilituotas daktaras. Tai vis mūsų žmonės, mūsų auklėtiniai. Pirmaisiais nepriklausomybės metais fakultetas ypač aktyviai įsijungė į tarptautines programas ir projektus. Tokios buvo tempos programos, kurios sudarė sąlygas susipažinti su užsienio patirtimi dėstyti. Ne tiek kaip mokslininkam, bet kiek kaip dėstyti. Tai tas viskas, 92, 93, 4, 5 metai buvo tas laikotarpis, kada mūsų dėstytojai beveik visi, turbūt be išimties, visi turėjo galimybę išvažiuoti į vakarus, vieną ar kitą šalį, daugiausiai Didžiąją Britaniją arba Prancūziją, ir susipažinti, kaip ten dirba. Tai šitie dalykai leido atsinaujinti paskui mums, kaip sakant, pažiūrėti tarsi iš šalies į save ir vėl įgauti naujų jėgų, tobulėti, augti. Tai buvo tikrai labai intensyvus toks etapas, kai aš atėjau, bet aš turiu gal tiesiog tokią laimę, kaip manau kiekvienas žmogus kitas galbūt taip pat, patekti visada į tokį sūkurį, kur iš tikrųjų verda gyvenimas. Tai ta tarptautinė tokia patirtis prasidėjo nuo nedidelių projektų ir tokių ryšių. Turiu prisipažinti ir pasakyti, kad iš kai kurių iš tikrųjų mes labai daug mokėmės. Tai yra Liežo universiteto profesorius Žan-Žakas Detro, kuris, aš tikrai drįstu sakyti, Europoje yra vienas iš vedančiųjų specialio ugdymo, inkliuzinio ugdymo, ankstyvosios intervencijos srityje ir tikrai jis yra mūsų mokytojas daugeliu atveju. Bet kartais mokiniai taip pat neatsilieka nuo mokytojo, tai mes dabar jau daug dalykų darom kartu ir tikrai jis, kaip mes jo nuomonę vertinam ir patirtį, jis mūsų taip pat. Tarptautinė patirtis padėjo keisti, tobulinti senas programas ir kurti naujas. Ankstesnė sistema, švietimo sistema lėmė, kad buvo rengiami defektologijos fakultete, buvo rengiami specialistai, specialiai pedagogai, daugiausia orientuoti darbui specialiojoje ugdymo įstaigoje, specialiojoje mokykloje su sutrikusio intelekto vaikais. Dabartinė situacija, sakykime, inkliuzinio ugdymo idėjos, visiems mokyklos, visiems idėja lėmė, kad dabartinė situacija jau kelia kitokius reikalavimus specialiajam pedagogui, kitokio pasirengimo reikalauja, kitokių rengimosi prioritetų, nes dabartinis specialusis pedagogas pirmiausia jau dirba ne tik specializuotose įstaigose, specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose, bet ir bendrojo lavinimo mokyklose. Kitas svarbus aspektas, kad dabartinis specialusis pedagogas turi mokėti dirbti ne tik su sutrikusio intelekto vaikais, kaip buvo anksčiau pagrindinė, ta kryptis darbo, bet ir su vaikais, kurie turi kitokių raidos ypatingumų, kitokių specialiųjų ugdymosi poreikių, sakykime, su vaikais turinčiais mokymosi negalių, su vaikais turinčiais judesio ir padėties sutrikimų, emocijų ir elgesio sutrikimų ir taip toliau. Įsiplėtė tas specialiųjų poreikių vaikų ratas, kontingentas, su kuriais dirba specialusis pedagogas ir tam reikia jau kitokio šiek tiek pasirengimo.